gerai, kalba buvo apie tai, kad egzaminus teko, aš nežinau, man studijuoti teko visokių įdomių dalykų. Pavyzdžiui, penktam kurse, buvo pačių taip nėra, aš nežinau. Vienas iš tų karinių buvo, visi laukdavo pietų, eidavo pavalgyti, paskui miegodavo pradėlį. Tiesiog neturėt paprasme. Bet kitas nelogiausias dalykas tai buvo, penktam kurse mums reikėjo laikyti, reiškia, paprastai visi žmonės gindavo diplominį, vienas kitas tenai sugalvodavo egzaminą, ne? Tai diplominį aišku reikėjo parašyti, bet diplominis dar buvo ne viskas, jau sakant, tai niekas. Nu, dabar kai buvo reikalingas, bet šitas reikėjo dar mokslinį komunizmo, yra reiškia egzaminą išlaikyti, tai penktam kurse. Ten uždėstė toksai mokslinio komunizmo dėstė Izraelis Lempertas. Jis sakė, kad jis yra tikras lietuvis. Ir reikėdavo kada egzaminai sakyti neaišku, ką daryti reikėtų. Pagal viską tai reikia eiti, yra tai temos, pavadinimas kažkokie, reikia eiti į Mažvydo biblioteką, pasiimti tos Lenino raštus, skaityti ir... Ta prasme, tai aš... Teko eiti, ir iš tikrųjų tai tos Lenino raštus skaityti, tai tokių dalykų galima užtat. Nėra ten taip, kaip ir kvaila, reiškia. Kvaila buvo programa, reiškia. Aš kaip rašau, reiškia, žiūrint apie ką rašau. Buvo ten, kaip ten tas vadinasi, jo straipsnis marksizmas ir empiriokriticizmas. Tai aš tikrai tiek prisimenu, reiškia, dėl tas yra lygiai, kad Leninas kalbėjo apie elektrono kaip dalelės, tas nieko turbūt neraukė, tai reiškia, elektrono kaip dalelės reiškia neišsemiamumą, reiškia, jis yra, kad jame telpa praktiškai viskas, vos nereiškia, iš esmės yra įrodė, jo, ta prasme, tai yra toks religinis požiūris, reiškia, į elektroną, todėl kad yra faktiškai tas pats, kaip sakyti, kad Dievo valios nejuda ne vienas labas, tai jeigu jūs paimsit vieną kažkokį objektą, nu nežinau, kažkokį, ir labiau gali žiūrėsit į jį, ta prasme, netiesioginė ta prasme labiau gali žiūrėsit, bet jį taip nagrinėsit, tai jūs galite surasti labai mažam objekte labai daug, čia yra fizika, reiškia iš esmės labai daug pasireiškimo įvairių dėsnių, ta prasme, tai elektronas, Leninas šnekėjo apie tai, kad jau buvo girdėjęs, kad elektronas turi pagyvės savybės, turi begalinės, reiškia, jam ten mėgdavo pasisakyti apie tai, kas yra erdvė, kas yra laikas, kad materijos egzistavimo forma. Tai tokius, tai yra apie šitą, bet iš tikrųjų tai tame yra tiesos, kad įvairius daiktus galime interpretuoti įvairiai, viskas priklauso nuo to, kiek turėsit kantrybės jį žiūrėti ir kiek giliai jis į tai pažiūrėti. Tai su to elektronu yra lygiai tas pats. Tai šitas mano akim žiūrint pareina, tai kas yra susiję šiek tiek su tikėjimu su religija, ko gero. Aš gerai nežinau, nes neprisimenu, bet Lenino tėvai, ko gero, buvo religingi žmonės. Tai šitai tas matyt turi kažkokios šaknis, reiškia, vis dėlto, reiškia, bet, buvo nematę marksizmo klasikų. Tai